vaikai perveda tos pinigėlius į tą fondą? Ką aš žinau? Tai paklauk. Tau reikia žinoti, man žinau. Arba kurią šašą? Nacialinkai. Nu, tai nacialinkas, bet suprantu. Paklauk, ar perveda? Surinko 58 taškus bei pakilo į antrąją turnyro lentelės poziciją. Rojos komandoje po įvartį pelnė Ričardas Beniušis, Robertas Veževičius ir Tautvydas Telijošius. Klaipėdiečių gretose pasižymėjo Rokas Simanavičius. Kitose rungtynėse čempionate su 71 taškų užtikrintai pirmaujantis Vilniaus Žalgiris namuose netikėtai 1-2 nusileido į ketvirtąją vietą pakilusiam Klaipėdos Granitui. Trečiąją vietą A lygoje užima Trakų klubas, nuo antroje vietoje esančios Kojas atsiliekantis 2 taškais. Lietuvos vyrų regbio rinktinė pergalingai startavo Europos čempionate. Vadovaujami naujojo trenerio iš Pietų Afrikos Respublikos Sandro Manijošos lietuviai svečiuose 30-15 sutriuškino Andorą. Mūsų komandai 15 taškų pelnė Vytaras Blaškys. Kitose rungtynėse Ukraina net 40-15 sutriuškino Švediją. Lenkija 9-8 įveikė Olandiją. Norvegija 20-12 pranoko Suomiją, o Slovenija 40 nepaliko vilčių Serbijai. Antrasis Europos čempionatas dalyvauja 37 komandos rungtynės. Lietuvos rinktinė žais šį šeštadienį Šiauliuose su Vengrijos regbininkais. Ispanijos krepšinio pirmenybių trečiajame ture lietuviškajame derbyje Malanos lygaka su Mindaugu Kuzminsku namuose 81-65 nugalėjo Manresos ekipą, kuriai atstovauja Marius Grigonis. Nugalėtams Kuzminskas per 22 minutės pelnė 7 taškus ir atkovojo 6 kamuolius. 24 minutės rungtynėmis Grigonis svečiams pelnė 12 taškų ir sudėlė 5 kamuolius. Malonai tai buvo trečioji pergalė iš eilės, o outsiderė Manresos komanda pralaimėjo visas 3 rungtynes. Turkijos krepšinio pirmenybėse pirmąją nesėkmę patyrė Stambulo Galatasaray rungtynių Boksinių svečiuose 67-69 nusileidęs pirmąją pergalę. Vyras lygas iškėlė. Nematei? Pelnė 10 taškų ir atkovojo 2 kamuolius. Ispanijoje prasidėjusiame ATP 500 serijos vyrų teniso turnyre, kurio prizų fondo sudaro beveik $1,5 milijono Jungtinių Amerikos valstijų dolerių, Ričardas Berankis antrajame atrankos mače 4-6-2-6 pralaimėjo 26 metų Brazilijos komandai Belučiui. Pirmajame atrankos